Sveiki draugai, esu vėl vienas miške. Štai ir mano nakvynės vieta. Neišsivaizduoju nieko, ką čia darysiu. Kartą stovyklaujančioje vietoje radau nuvirtusi medį. Pagalvojau, kodėlgi nepabandžius įsirengti pastogės po juo. Būtent šiandien tai ir pabandysim padaryti. Nežinau, kiek čia man tų malkų reikės. Įsirinksim stovyklavietę, pavalgysim. Turiu dar miltų duonai pasidaryti. Ir pabandysim nesušalti naktį, nes naktį minusinė temperatūra. Na, prašiausia naktis, kokias esu turėjęs gamtoj. Dar kažin, kas čia laukia. Beje, turiu su savimi pečiuką, kurį pirmą kartą pabandysiu išbandyti. Nu, va, kažkaip taip. Tad jei įdomu, kaip man seksis, prisijung. Važiuoja. Nusikaliau kaip nežinau kas, kaip arklys. Gerai eina trauka. Štai čia mano nakvynės vieta. Suprantu, kol kas atrodo nekaip. Bandysim įsirengti, pasidaryti, kad būtų kaip priklauso. Tai darbo laukia daug. Manau, čia nėra ko lokuriuoti. Radinam kažką tvarkytis. Neišsivaizduoju nieko, ką čia darysiu, kaip čia turėtų kažkas atrodyti. Niekad nesugaminęs jokios pastogės. Tai bus pirmas kartas. Įdomu, kaip gausis. Na, pirmiausia, manau, reikia šitos visus šabakštynus čia apsivalyti, kad būtų daugiau vietos, nes dabar nei čia praeit, nei čia kažką daryti. Taip, viskas čia išvalyti reikia. Na, va taip, kažkaip apsilyginam, apsigražinam aplink, kad patogiau būtų, dabar reiks kasti. Manau, va taip kažkaip gulėsiu išilgai. Na ir čia stogelis. O tam reikalui pasiėmiau kastuvą. Šiandien tiek daug šitų daiktų pasiėmiau, neįmanoma buvo, ne, šokoladnešiau visą su šlapu. Dar niekad neturėjau tiek daug visko pasiėmęs. O, kaip pavargau. Tas kasimas, nelengvas dalykas. Nugaras skauda iškart. Ir kol kasi visą šlapės tiesiog prakaituoji, bet nustoji kast ir viskas, ir šalta, nes laukia kiek čia +1 gal koks. Tai kol kasi karšta, nustoji karšta, iškart šalta, nes net visą šlapės, tai dar šalčiau. Arbatytės, truputį pailsėsim, pabaigt kast ir tada bandysim kažką toliau konstruoti. Neišsivaizduoju dar, kaip viskas turėtų čia atrodyti man. Neturiu idėjų. Idėjus tai turiu, nežinau kaip įgyvendinti. Į sveikatą. Kaip karšta. Visas mėliuotas, smėlis vis ir krenta. Čia gal kaip ir gerai, dar į šitą pusę pailgint ir manau bus gal gerai. Gylio irgi gal tikriausiai užteks. Pažiūrėsim. Na va, kažkaip taip. Gerai. Ilgis gerai. Gerai, kad smėlis labvis, ar vanduo neturėtų stovėti. Lengviau kas buvo, kiek čia užtrukau? 1,5 valandos. Dar reikia sugalvoti, kad smėlis nekristų man ant galvos čia. Gerai, dabar reikia medienos, daug medienos.
Čia labai sudžiūvus. Kaip siūla, kaip labai. Visiškai sudžiūvus. Reiktų nupjauti, jeigu krenta ir nesimaišys dar vienas irgi ir sudžiūvęs visiškai. Atsirėmė ir nugriuvo. Visiškai sudžiūvęs. Gerai, medienos yra. Reikia dar daugiau. Prisinešiau medienos. Reikia sienelės pasidaryti nuo smėlio ir paskui stogą, kad man smėlis nekristų ant galvos. O tada čia stogą kažkokį. Nežinau, kaip čia bus, bandom kažką daryti. Na, va taip kažkaip ir bandyti reiks daryti. Daug čia šitą pjaustymą gausis, aš nežinau. Šiaip laikas bėga jau 2:30, 4 jau temsta, laiko nemažai. Tai gal nelabai čia visą darysiu, čia dabar čia labiau gal prie kojų paliksiu. Gerai, bandom kažką toliau. Pergalvojau kažkaip kitaip daryti. Reikia dėti čia pagalį. Išilgai ir tada čia. Taip, viską, išimim šituos. Šviesas smėlį. Siaubas. Na ką, atsinešiu eglišakių. Idėja tokia, kad reikia juos va taip kažkaip sukišti čia tarp šitų dviejų. Kol kas taip kažkaip, nežinau. Šudinai atrodo. Viskas, draugai. 3 valandas, už valandos jau temsta, nesuspėsiu čia nieko padaryti. Visą dieną nieko nekalbėjau, tik filmavau, stengiausi kuo greičiau padaryti. Jeigu ne šitas pjavimas, tai nebus lovas, lova bus kitą kartą. Manau, reikės grįžti dar kartą kažkada. Šiandien liksiu miegoti, žinoma. Dar lietų praneša ryte, ar lietų sniega. Tai va, tai kažkaip bandysim toliau įsirenginėti ir žiūrėsim, kas čia bus. Lova, duris, reikia pasidaryti kitą kartą, o dabar reikia pasiruošti tiesiog. Viskas, nebejaučiu, visas meliuotas, visas suprakaitavęs. Nu va, kažkaip taip. Čia reikės padaryti dar, kad geriau lengviau būtų įeiti. Štai ir mano pečiukas. Visiškai naujas. Dar nebandytas. Na, išbandysim. Ankštok, vietos mažai. Miško takas vedė tyliai, rytas kilo virš
ginti savo žemę, savo namų. Miško broliai, jūs ėjot per tamsą, degė ugnis lietuviškos dvasios, po beržais liko jūsų žingsniai, o virš jų laisvė aušros. Pušys saugo jų priesaiką, vėjai neša jų žodžius. Ant drąsosios žolės liko pėdos drąsos ir vilčių. Miško broliai, jūs Jau viskas, saulė leidžiasi. Nesuspėjau padaryti, kiek norėjau, bet bent jau kažkiek. Kiek laiko turėjau, tai dar visai normaliai. Reikia valgyti, gamintis, nebegaliu viskas. O vargau. Liepsnojo naktį, kai pasaulis tylėjo aplink. Jie tikėjo, kad laisvė grįš ir ta viltis neišblėso. Miško broliai, jūs ėjot per tamsą, degė ugnis lietuviškos dvasios, po beržais liko jūsų žingsniai, o virš jų laisvė aušros. Nežinau, kiek čia man tų malkų reikės nakčiai. Gal pabandysim uždegti šitą aparatą, pažiūrėsim, kaip iš šildo man. Nusikaliau kaip nežinau kas, kaip arklys. Tiesa, žiūrėkit, ką turiu. Kau šiandien tiek daiktų prisėmiau, niekada dar tiek neturėjau. Na kaip čia. Kol kas viską pilnai atidariau, kad trauka būtų, kad įsidegtų. Gerai eina trauka. Primažint gal jau reikia, kad aš nežinau, kada čia primažinti, kad ilgiau degtų ir lėčiau. Čia jau tikras išgyvenimas. Nėra laiko niekam valgyti, nėra laiko. Nežinau, sakykit, ar patinka toks kontentas. Ar geriau, kai ramiai stovyklauju ir kažką normaliai gaminuos. Ar jums patinka, kai man sunku. Parašykit komentarą, kokių video daugiau norit. Ar išgyvenimo, ar stovyklavimo. O aš ką, turiu steikiuką. Vakar iš dienos galiojimo išeisi. Sueis. Galėjau ir keptuvę išsikepti, bet vat, toks šiandien kaip tik atvažiavo aparatas. Grotelės va tokios. Tad pasidėsim ir ant grotelį išsikepsim, ne? Kažkaip taip. Visiškai pamiršau, turiu dar miltų duonai pasidaryti. Viską dabar išmaišome. Pirmą kartą darau, neišsivaizduoju, gausis, nesigaus. Gerai, padarome tokį paplotėlį ir dedam ant žarijų. Žiūrėsim, kas gausis. Tokio sungaus ir sudėtingo stovyklavimo dar nei kart neturėjau. Tai draugai, palaikinkit video. Ir parašykit, ar patinka ar ne. Ar geriau ramiau, bet daugiau parodė, daugiau pakalbėti, nes dabar nebuvo net laiko kalbėti. Darbas, ką statyti, daryti kažką ir tiesiog nėra laiko niekam. Tai parašykit, kas jums patinka labiau. Ar ramesnis stovyklavimas, ar su išgyvenimu toks. Paragavau jau duonytės. Va, labai daug kas tą duoną daro, tai žiauriai skani, pabandžiau, pažiūrėjau kažkada užsirašiau, tai nieko nereikia. Miltai, kepimo milteliai, druska, viskas. Sumaišai su vandeniu, dedi ant žarijų, galima kepti ant ugnies kažkur ir prašau. Nu, tikrai gera. Dabar vis laik tokią kepsiu. Aš dar cinamono įdėjau, tai cinamonas jaučias. Gerai, susipjaustom steikiuką. Tai skanaus visiems, kas valga. Pirmas maistas be pusryčių, o dabar 6 vakaro.
Nakčiai dar tent ant viršaus užmečiau, nes praneša, kad lietus bus. Lietus ar tai sniegas. Ir kad šiluma laikytus, kad ne taip greit išeitų. Gal kažkiek padės. Pavalgiau, susimečiau daiktus į šitą savo duobę. Lysiu į duobę, nežinau, persivilkau, kojinė šlapė, su prakaitaja, kažkaip reikia ramiai pagulėti, pasišildyti. Lendam į vidų. Rudonėlį vesti žadėjo, pasikaružę išjojo, pasikaružę išjojo. Viskas, atsiguliau. Kuo mažiau reikia judėti, kad smėlis nedėrėtų ant manęs. Kiek čia laipsnių? Pas man termometras yra beveik 15. Bet jis buvo prie pat šito, tai jeigu padėsiu toliau, tikriausiai sumažės. Čia dar antrą kartą reiks grįžti, nes čia tik dabar skubėjau, kad tik tai nakčiai pasiruošti. Laukia apie 1–2, naktį bus -2, -3 ir sniegas naktį turėtų prasidėti. Toliau dar pica. Arbatą reikia išgerti, kol dar šilta, nes rytoj jau nebebus šilta. Su vandeniu kaip visada per mažai pasiėmiau, bet aš neėmiau daug, galvojau, va upė, yra į upę, nueisiu upę, prisipilsiu, užsikaisiu. Nebuvo laiko, paskui sutemo, aš jau patamsi nebežinau, kaip ten ieškoti, nes iki upės priėjimas dar toks per šabakštynus, tai nebenorėjau jau nieko ieškoti. Kol kas sunkiausias stovyklavimas gyvenime. Kol kas. Dar kažin kas čia laukia. Pečiukas va. Aš jį pasukau taip, kad matyčiau, ar dega ar nedega. Gal blogai bet truputį, nes dabar mažiau vietos čia, bet nebesukenėsiu. Ir žiauriai gerai. Aš galvojau dar kokį pirk pečiuką, ieškojau. Šitie titaniniai, kur susilanksto, kainuoja ten 400 gal kokie eurų. Tai žiūrėjau, bet tai aš sakau, pabandysiu, nusipirksiu tiesiog metalinį, jeigu ką atsinešiu jas, ypač jeigu žiemai labiau skirtas, tai sakau, į rogutes įsimesiu, su rogutėm galima bus per sniegą atsitempti. Tai patį pigiausią pasiėmiau, super viskas, aš nežinau, žiauriai geras, labai patenkintas. Ir kokybiškai viskas padaryta, tai žiemą bus super. Turiu palapinę dar nusipirkęs žiemai su kaminu specialiai vietą, tai žiemą bus galima stovyklauti, aš jau nusižiūrėjęs vietoje su tokiu gražesniu, tai laukiam sniegą. Toliau iš šono padėjau termometrą, tai 10 rodo. Sakau, kad jau jaučiasi šaltis eina iš kažkur. Bet 10 ne vienas. Kiek smėlio aš negaliu, vien tik smėlis visur. Bandysiu ką, miegoti. Bandysiu gulėti, miegoti ir iki ryto kažkaip tai pratemti. Tai susitiksim tada ryte. Tikiuosi, kad nesušalsiu, viskas bus gerai. Gerai, draugai. Iki ryto. Labas rytas, draugai. Prašiausia naktis, kokias esu turėjęs gamtoj. Miegau tikriausiai kokias porą valandų tik tai. Nežinau, labai sunkiai užmigau, o kai užmigau atsikeliu, ugnies nebėra pečiukai, reikia malkų įdėti, įdedu malkas, kol vėl užsidega, tada vėl užmiegi valandai, vėl prabundi, vėl malkas ir taip kartojas. Bet malkų užteko. Kiek čia valandų? 6:30 laukia girdžiu lyja. Čia tai sausa, gerai, kad tentą uždėjau. Temperatūra 10. Be 10 ten aukščiau. Tai žemiau truputį mažiau čia pas mane. Gal kokie, nežinau, šiaip šalta. Iš tos pusės labai šaltis eina. Iš čia tai gerai, čia šilta, bet iš nugaros iš žemės labai šalta. O rytas kelias nuplauna naktį, šviesa priglaudžia pavargusią širdį. Ką, apsivilkau šiaip ne taip. Kelnes susiplėšęs. Kažkam tai čia nieko rimta toks stovyklavimas, tokie išgyvenimai. Man tai pirmą kartą įdomu. Jei nelietus, tai būtų gerai, labai nemėgstu lietaus. Aš šis labai nemėgstu lietaus. Man patinka, kai sausa. Gali būti šalta, bet be lietaus geriau. Maisto tai pilna dėžė buvo pasimta, bet vakar jau nieko nebenorėjau. Dar duonos turim nuo vakar. Ir lašinių. Ugnis daro seną vakar vakare, o paukščiai gieda jau viršum galvos švelniai. Miško kvapas šildo, šnara žolės, rytas glosto sielą,
kelkis ir juokės, o rytas kelias nuplauna naktį, šviesą priglaudžia pavargusią širdį, bundam kartu su karšta saulė, nauja diena neša viltį ir meilę. Gal greičiau keps, labai lėtai kep. Na tai tokie tie pusryčiai. Duonytės vakarykštės. Reikia atsargiai valgyti, kad smėlio nepribirėtų. Nežinau, kam aš čia rodau, kad suvalgiau. Kaip mamai kokį. Va, mam suvalgiau viską. Paskutinis vanduo. Na va ir sniegučio padavė. Sakau, aš prabudau apie gal kokią 4. Aš girdėjau, ne lietaus garsas, o sniego garsas buvo. Tai vat, iš pradžių snygo, nes buvo minusinė temperatūra. Tada ryte sušyla oras truputį, pliusinė, dabar +1. Tai va, kai pliusinė pradėjo lašnot, lyt. Na, dabar jau kaip ir lietus gal baigės, nuo medžių tik tai laša. Taip, reikia pakuotis, šalta, ranka sušalė, visas sušalės. Batai šalti, šlapi. Viską džiuvinti, reiks viską sušlapę. Turėjau dar sauso davinio pasiėmęs, galvojau, valgyt norėsiu, bus laiko daryti kažką. Niekam laiko čia nebuvo. Sakau, kažko pradėjo, paskui ryte blogiau deg, nors malkų prideda, viskas užsikimšė. Čia net nesimato nieko. Ai, nesimato. Tai juškagi užtraukta buvo, tai dėl to ir nesimato. Bet labai šitą apaugo. Gal turit patarimų? Čia trūbos šitos tai taip greit neužsidengia, bet, pavyzdžiui, visi išėjimai, visas skylės. Kas negerai, dėl ko čia taip gaunasi? Parašykit, kas žinot, ką daryti, kad taip nebūtų. Taip, kur mano instrumentai? Na ką, draugai, susipakavau, kaip galiu įvertinti savo išgyvenimą. Gerai, nebuvo šalta, kaip sakau, termometras rodė apie 10 laipsnių, bet jis rodė kokio pusmetrio aukštyje, tai ant žemės man ten apačioj kokie gal spėjų 5 būtų. Bet su miegmaišiu normaliai, smėlis tik tai, kad krito pastovi ir pastovi prižiūrėti šitą savo pečiuką. Ir vat neaišku, sakau, trauka kaip ir ryte baigėsi, galvoju, ko čia taip blogai dega. O skylės susiblokavo. Čia gal dėl to, kad deginau šitos pušis, jeigu beržą degintum, tikriausiai mažiau tų sakučio nuo sakų, tikriausiai. Aš taip spėju, prašykit, pakomentuokit, ką žino. Ir ką, reiks upgraidinti savo šitą pastogę, padaryti, kad normaliai būtų sienos, durys, kad nereiktų jokių tentų. Vat vakar neužteko tik tai laiko visam tam. Na ir ką, viskas, gerai, judėsiu link namų. Tai ačiū, kad žiūrėjot, prenumeruokit kanalą, parašykit komentarą ir palaikinkit video. Iki, draugai.